Labą dieną visiems atostogų metu prisijungusiems. Tai trečioji konsultacija, kuri skirta praeitų metų VBA užduočių analizai, pasižiūrint į statistinę informaciją, kuri buvo surinkta, kuri čia pateikiama. Tai yra antros dalies B kurso užduoties analizė. Ir pirmiausia, viskas prasideda nuo šios lentelės. Šioje lentelėje, kurią aš čia surašiau, tai yra uždavinių numeriai, taškų skaičiai, uždavinio tipas, sunkumas, eiliškumas, geba, koreliacija ir paskutinėme stulpelėje tai yra nurodyta klasė, kurios tematika atitinka pateiktas uždavinys. Tai yra kartais ir gauna nemažai laiškų, kur klausia, ar antroje dalyje gali būti trečios gimnazijos klasės uždaviniai. Taip gali ir privalo būti, tai yra antroji egzamino dalis. Tai yra skirta patikrinti mokinių įgytas žinias, ten ir gebėjimus, būtent iš trečios, ketvirtos gimnazijos klasės, tik užduotį sudaro trumpo atsakymo uždaviniai, kurie yra T raidė čia pas mane pažymėti, ir kiti uždaviniai, kur vadinasi pilno sprendimo. Tai yra čia nėra jau pasirenkama atsakymo uždavinių. Na, dabar tam pirmam stulpelėje, kur matote, kai kurie uždavinių numeriai yra nuspalvinti beveik geltonai tokia spalva, tai jie yra slenkstiniai uždaviniai, slenkstiniai. Ne? Tai yra, nereiškia, kad slengstinio uždavinio negali būti ten vėlesnėme, kažkur tolimesnėme uždavinėje. Kaip matot, 17.1.1 būtent slengstinis uždavinys. Tai yra autoriai, kurie sudarinėjo užduotį, jį priskyrė slengstiniam lygmeniui. Tai yra. Bet visi slengstiniai iš esmės yra aukščiau. Taip, tai yra pirmieji uždaviniai labiau slengstiniai. Dabar tas sunkumas, eiliškumas, tai čia 65, ir sakykime, pirmą eilutę žiūriu, 65% mokinių parašė teisingą atsakymą. Taip? O vienas, tai reiškia, kad šitas uždavinys buvo pats lengviausias. Tai išvada kokia, kad daugiau kaip 65%, nei vienas kitas uždavinys nesurinko daugiau kaip 65%. O tas dešinėje esantis margas stulpelis, kur LVS ir LS, tai yra santykinis toks pavadinimas, kad šios užduoties prasme uždavinys buvo lengvas, arba vidutinis, arba sunkus, arba labai sunkus. Tai tiek žinių su šita skiriamoji geba ir koreliacija, tai mažiausiai įdomus tas dalykas. Čia jau tokie labiau statistiniai terminai, bet kai kam gali kai ką ir pasufleruoti. Iš viso buvo 32 klausimai, čia paskutinėje eilutėje matome vidurkius, tai yra kiek gali surinkti taškų antroje dalyje 60 taškų, tai vidurkis buvo 13 taškų surinktas, procentai 29%, čia kur yra, na ir visi kiti ten skaičiukai, kurie nelabai mums kažką sako, bet trečios gimnazijos klasės tematika atitiko 25 taškai, o ketvirtos gimnazijos klasės tematika atitiko 35 taškai. Dabar slengstinių uždavinių kiek yra taškų, kiek turėtų būti slengstinių taškų. Tai yra, jeigu mes turim 60 taškų užduotį, tai slengstinių taškų turi būti 35% plus minus 5%. 35%, kad 60 yra 21 taškas, tai 21 taškas šiuo atveju ir buvo užduotie, bet gali būti ir nuo 14, man atrodo, nuo 19 iki 23 taškų slengstinių. Na, toliau ta statistinė informacija, kuri yra susijusi su užduotimi, tai kiek kandidatų atliko tą užduotį, kiek iš viso buvo klausimų, jeigu buvo 20 uždavinių, tai nereiškia 20 klausimų, 32 klausimai, kuriuos mokiniai turėjo atsakyti. Na, taškų suma yra 60 ir vidurkis bei mediana 13 ir 11. Na, grafikas, kuris rodo, kur dažniausiai turi būti, pavadinkim taip, tokio varpo formos, kaip matom B kursui, tai niekaip netinka. Ir mano galva, čia toks pasiskirstimas yra visai normalus ir jis toks ir galėtų būti, nes B kursai yra, na, truputį kiti dalykai veikia, negu kad čia mes, vadinkim taip, išspręsti uždavinių nemokam, o mokam tik tai kažkiek tai kažką gauti, galbūt atsakymą, dėl to ten tie paskesniai uždaviniai, kur reikia sprendimo, tai jau B kurso mokiniam kelia didelių problemų. Taip, ir dabar apžvelgdamas tą užduotį, kuri buvo, žiūrėsiu į statistiką, šiek tiek komentuosiu.
Na, absoliučiai tradicinis uždavinys, kurio galima tikėtis ir šių metų arba vėlesnių metų VBA užduotyse, tai yra rasti dviejų aibių sankirtą, sąjungą arba skirtumą. Skirtumas, tai kaip jau anksčiau minėjau, tai yra jau būtų matyti sunkesnis uždavinys, o sankirta ir sąjunga tai kelia daug problemų dėl to, kad mokiniai, viena iš priežasčių yra, kad mokiniai maišo, kas yra sąjunga, kas yra sankirta. Tai ties ta vieta reikėtų padirbėti. Aišku, gali būti ir intervalai. Tai bandomoje užduotyje buvo intervalai, čia statistikos aš negavau šito uždavinio, tai čia už tai jos ir nėra įdėta. Dar kas čia pridėta prie to uždavinio? Panašus uždaviniai, kurie buvo kitose užduotyse. Pirmoje dalyje buvo panašus uždavinys, kur reikėjo rasti sąjungą. Čia matot sankirtą, pirmoje dalyje, bet pirmoje dalyje reikėjo rasti sąjungą. Taip, ir buvo pasirenkamojo atsakymo. Čia šiuo atveju tai sunkumas to uždavinio. Toje užduotyje buvo 7, bet va, tas raudonas skaičiukas, kuris yra pačioj 37%, tai realiai reiškia, kad tiek mokinių gebėjo išspręsti šitą uždavinį, kiti tie 15% jį atspėjo. Toks kaip papildomas rodiklis, bet šioje užduotyje reiškia pasirenkamo atsakymo uždavinių nėra, dėl to tokio skaičiuko nėra. Tai yra išsprendžiamumas, aš jį čia pavadinau išsprendžiamumu. Toliau, tai yra, dar yra uždavinių, keletą uždavinių, kurie buvo ankstesnėse, kitose užduotyse, bandomoje užduotyje pirmos dalies ir paėmiau kai kurios uždavinius iš ankstesnių metų VBA uždavinių, tai nuo 15 metų peržiūrėjau iki 22 metų užduotis, tai kai kuriuos uždavinius įkėliau čia. Tai 15 metais, matot, reikėjo spręsti tokį uždavinį ir jo sunkumas 55%. Padarė, bet čia tą užduotį sprendė ir A ir B kursas kartu. Nu tai kaip matom, uždavinys atrodo lengvas, bet jo nepadarom ir mokiniai praranda taškus. Tai yra čia šiuo atveju, ką galima būtų mokytojams pasiūlyti, tai yra galima beveik į kiekvieną kontrolinį darbą arba kiekvieną savaitę vis mokiniam priminti, kad turime sugebėti rasti dviejų aibių sąjungą, sankirtą ir skirtumą. Tai B kurso mokiniams skirtumo galbūt galima aukoti, jeigu jis bus, tai jis nebus slenkstinis. Bet sąjungos ir sankirtos būtų gerai, kad mokiniai nepainiotų. Kitas uždavinys tai yra posūkio kampo. Posūkio kampo dydį reikia nustatyti, didumą. Tai irgi rezultatas yra ne kažką, tai yra visas apskritimas yra 360 laipsnių, tą rodiklę reikia suprasti. Nematęs tokio uždavinio, aišku, jis ko gero nepadarys, o matęs galbūt padarys. Tai yra vienas dalykas, kad maišo pliusą su minusu, tai yra teigiamas posūkio kampas ir neigiamas posūkio kampas. Taip? Šiuo atveju teigiamas, prie 360 pridėti 90, sugebėjo 43% mokinių. Tai yra, ar toks uždavinys įmanomas per šį egzaminą? Be abejo, taip. Tai yra įmanomas ir su posūkio kampu susijusių uždavinių įvairiais kontekstais, tai yra užduotyse ir aš čia juos įdėjau. Tai galima ir jų pagrindų treniruotis. Taip, šitus uždavinius būtų gerai, kad mokiniai mokėtų išspręsti. Tai yra ne šiaip, kad ten spėliotų, bet ir mokėtų išspręsti. Trečias uždavinys, kuris ganėtinai formuluotė tokia gana sudėtinga, tai yra užduoties rengėjai sugalvojo nurodyti formulę. Ta formulė, žinoma, turi būti jiems žinoma ir įdėta į formulių rinkinį. Tas tintarpas jis galėjo labai taip sugluminti mokinius, lyg tai čia labai kažkas sunkaus. Taip, tai yra gal geriau tos formulės iš viso nedėti, gal tada lengvesnis būtų mokinių požiūris į tą sąlygą. Reikėjo pasakyti, kas turėtų būti parašyta vietoj ką. Tai sugebėjo kiek padaryti? 36% mokinių, trečdalis mokinių. Mažoka. Užduoties pirmos dalies užduotyje analogiškas uždavinys buvo ir tik tai jisai čia buvo dar iš 2 dalių, tas uždavinys ten. Tai čia 1 tašką surinko tiek mokinių, abu 2 taškus tiek. Taip sakant, garantuotai šitą uždavinį padarė, kuris panašus, kur reikia iškelti priešaknės ženklą. Tai garantuotai padarė 45% mokinių. Matot, formuluotė kiek kitaip pateikta ir jau rezultatai gerokai geresni. Ne?
Tai šiuo atveju čia užduočių rengėjim, ko gero reikėtų atkreipti dėmesį, kad formuluotė galbūt turėtų būti tokia, kaip buvo pirmoji dalyba kurso. Na ir dar panašus uždavinys, kuris buvo bandomoje užduotyje, tai čia iš viso kosmoso įsprendė tik 14%. Bet čia bandomoje užduotyje, bet kaip mato, nuo bandomosios pakilo iki tiek, na ir tie 36% tai turėtų virsti 86 kaip minimum, kurie buvo. Tai čia yra įmanoma tą padaryti, kur įmanoma mokytojai, ten mes dirbam, daugiau atkreipiam didesnį dėmesį, kur jau neįmanoma padaryti, na tai ką, aukojam. Nieko čia kita nebus. Tai yra mūsų tikslas, kad mokiniai bent jau išlaikytų tą egzaminą, ne? Tai yra toks. Ketvirtas uždavinys - išspręsti lygtį. Čia jos nereikia išspręsti šitos lygties, reikia pasakyti, kiek jinai turi sprendinių. Taip, tai yra mokiniai privalo matyti. Jeigu aš nubraižau Y kairiosios pusės grafiką, dešiniosios pusės grafiką, tai yra Y lygų 2x, kas yra nubraižyta, ir Y lygų x3 plus 0,5, kas yra nubraižyta, tai turi rasti, kiek bendrų taškų turi tie grafikai. Ir tų bendrų taškų koordinatės x ir yra šitos lygties sprendiniai. Bet čia sprendinių neklausia, klausia, kiek sprendinių turi. Nenustepsim, aišku, jeigu paklaus, kiek teigiamų sprendinių turi. Gali tekti patiems nusibraižyti tuos grafikus, taip? Tai yra galima su mokiniais pasitreniruoti, kad tu nematai grafikų, o nubrėžk tą grafiką. Aišku, jeigu reikėtų nubrėžti grafikus, tai jau būtų pagrindinis lygis, o gal net ir aukštesnysis. Bet verta su šituo padirbėti uždaviniu. Taip, 40% padarė. Ir panašus uždaviniai gali būti, aišku, funkcija ne tik tokia, kokios ten buvo pateiktos, bet šiuo atveju pateikta funkcija, kaip pavyzdys yra, kur buvo sinuso grafikas, ne, čia nebuvo nubraižyta ta tiesia Y lygų 1/2. Čia, bet reikėjo atsirinkti, kiek sprendinių yra, na, atsirinko viso labo, protingai atsirinko trečdalis mokinių. Na ir kitas panašus uždavinys, tai yra, čia aš juos įdėjau, sakau, iš ankstesnių metų. Tai yra su juo verta padirbėti, tai yra grafinis sprendimo būdas, jis yra iš tikrųjų labai pravartus tada, kada reikia pasakyti, kiek sprendinių turi, nes iš grafinio vaizdo ne visada galima pasakyti tuos pačius sprendinius, tikslės sprendinių reikšmės. O kiek sprendinių, tai jau tikrai, kad įmanomas uždavinys ir ties juo padirbėjom. Penktas uždavinys yra apibrėžimo sritis. Tai su apibrėžimo sritim mes turim tą žodį apibrėžimo sritis, kiek įmanoma dažniau vartoti. Reiškinio apibrėžimo sritis, funkcijos apibrėžimo sritis, tai reiškia galimos x reikšmės. Ką tai reiškia mokiniui galimos x reikšmės? Logaritmas tokio reiškinio, nes su visais x turi prasmę. Tai su kuriais x turi prasmę, kai logaritmo reiškinys, tai yra tas 3 plus x, turi būti didesnis už 0. Taip, ir 25% mokinių gebėjo užrašyti, reiškia apibrėžimo sritį, tai yra nurodyti tą intervalą. Aišku, galima rašyti x priklauso intervalą. Šiuo atveju atsakymas trumpas, kad jisai tinka ir toks, bet pamokų metu mes rašykim, kad x priklauso tokiam intervalui. Taip, tai bus apibrėžimo sritis. Kur dar ta apibrėžimo sritis gali būti? Gali būti vardiklyje reiškinys su x. Tai vardiklis turi būti nelygus 0, taip, visi kiti tada tinka. Čia irgi buvęs pavyzdys iš 21 metų užduoties. Bandomoji užduotį irgi buvo analogiškas uždavinys. Tai su apibrėžimo sritim dirbam. Ir koks dar koks įmanomas yra uždavinys su apibrėžimo sritim. Kai yra pošaknis, taip, tai yra pošaknyje lyginio laipsnio, lyginio 2 arba 4 laipsnio šaknies pošaknis privalo būti didesnis arba lygus už 0. Taip, bet jeigu tas pošaknis į vardiklį yra nukištas, trupmenos vardiklį, tai jau tada vardiklis negali būti lygus 0. Taip, tai tada čia irgi pravartu su apibrėžimo sritim padirbėti. Taip, uždavinys yra bazinis. Ar jisai bus ar ne, čia kitas klausimas, bet uždavinys bazinis. Taip, trigonometrinis reiškinys. Na, duotas kažkas tai, arba pertvarkyti trigonometrinį reiškinį, ar apskaičiuoti tą trigonometrinio reiškinio reikšmę gali tekti. Na, pavyzdžiui, galėjo būti ten ir visai kitokia situacija, nenurodyta formulė galėjo būti, galėjo prašyti visai ko kitko, bet mokiniams štai reikia apskaičiuoti tokio reiškinio reikšmę, kai tas kosinusas yra štai toks. Na, lengvesnis variantas tai būtų turbūt rašyti ne trupmeną,
Nes šiuo atveju ta trupmena gaunasi, kad eina į vardiklį ir mokiniam tokių problemų sukelia. Bet ką galima bandyti daryti, tai yra įdarbinti skaičiuotuvą galbūt. Tai yra, jeigu pavyksta įdarbinti skaičiuotuvą, aš šito uždavinio nevadinčiau slenkstiniu, nors jis buvo priskirtas prie slengstinio. Taip, tai jeigu užduoties rengėjai girdi ir sakykime, atsižvelgs į tas pastabas, tai galima tos reiškinius, kurių reikšmės reikia apskaičiuoti, paimti paprastesnius. Toks kaip pasiūlymas. Bet jeigu jis pagrindinio lygio būtų, sakykime, tas uždavinys, tai irgi visiškai tinkamas, tik aš jau tada rekomenduočiau imti, kad galbūt neneigiamas reikšmės, o čia kosinusą duoti ir galbūt duoti ne paprastąją trupmeną užrašytą, o dešimtainių skaičiumi užrašytą reikšmę. Tai būtų toks kaip ir palengvinimas. Na, panašių uždavinių buvo daugiau, bandomoji užduotį buvo toks, o pirmoji daly buvo dar kažkoks, kuris irgi sukėlė labai daug problemų. Tai yra, kaip matom, tie skaičiai nėra gražus, čia reikia pasitreniruoti, norint tokį uždavinį spręsti. Šiaip be treniruočio matyti padaryti nepavyks, bet kaip matom, jie kartojasi. Tai yra, jų galima tikėtis. Na ir gali būti, aišku, ir tokie panašus uždaviniai. Jie matot, kas yra tam tikra tradicija. Užduočių rengėjai kažkokias tai savo tradicijas turi matyti, žiūri į tas ankstesnės užduotis ir galbūt teisingai daro, bet mes irgi turim pasižiūrėti ir tai yra sugaišti laiką ankstesnių uždavinių nagrinėjimai. Taip? Tai yra tikrai vienas iš tokių rodiklių, kurį aš rekomenduočiau naudoti pamokų metu, ypač ruošiantis egzaminui. Taip, tai peržiūrim, kas buvo anksčiau. Ypač tai susijęs su B kursu. Tai yra, nieks nesiruošia B kurso gaudyti, žlugdyti, o tiesiog sako, jeigu tu padarėjai ankstesnių metų, tai galbūt dabar padarysi. Tokia kaip, sukelti tokių vilčių aš čia nenoriu, kad kas buvo, tai tas ir bus. Bet tikrai dalis uždavinių, kaip manom, kartojasi. Aš iš statistikos pusės žiūriu, nieks man nedraudžia matyti, kad šitie uždaviniai būna ir bus, tikėtina ir bus. Ir aš manyčiau, kad turėtų būti. Lygtys. Kokias lygtis reikia išspręsti, tai programa, aišku, yra tos lygtys visos surašytos. Kokios jos ten yra, lygčių tematika yra 3 gimnazijos klasė, 4 reikia kartoti, bet jos gana paprastos tos lygtelės, taip? Na, aišku, čia tas minusas gali kelti tam tikrų problemų, tas minusas, bet padirbėjus, manau, galima pasiekti 80% rezultatą. Tai yra tokio uždavinio. Panašus uždaviniai, kaip matom, buvo. Tai yra, aišku, mokinys neturi baidytis to, kad tas 54 būtų kitoje pusėje. Taip. Kaip matom, tokie uždaviniai yra, pasitaiko ir jie yra sunkesnis, galbūt šitas uždavinys, bandomosios užduoties tas uždavinys, kurio sunkumas, kurį spręsti mokiniams sekėsi sunkiau. Ką šiuo atveju galima patart mokiniams žiūrint į tą 1/4 x 3 minus 125 lygių 3. Jeigu matom trupmenas lygtyje arba nelygybėje, tai galima dauginti iš tų trupmenų bendrojo vardiklio. Na, bendrajam kursui matyti nebus tų bendrųjų vardiklių labai daug, bus ta 1/4, tai abi pusės padauginti iš 4. Ir jau tada gal paprasčiau. Čia gausim x 3, čia kiek gausime, čia 500, čia 12 ir tada belieka tik gauti teisingą atsakymą. Na, atkreipkim dėmesį, kad gali būti ir x4, ne tik x3. Jeigu bus x4, tai jau bus 2 sprendiniai, taip? Bet čia jau tada jau tiem jau stipriem mokiniam, pavadinkim taip. Tiem silpnesniem, tai aišku, x3. Uždavinys su logaritmu, tai yra logaritminė lygtis. Tai irgi tikėtis, kad nebus logaritminės lygties naivu būtų. Ir ką reiškia gebėti išspręsti logaritminę lygtį. Šiuo atveju jinai paprasčiausia, bet, pavyzdžiui, pamokų metu tą logaritmas 5 pagrindų 6 perkelti į kitą pusę pravartu būtų. Ką tada daryti? 2 būdai būtų sprendimo galimi. Šiuo atveju, aišku, tas iš karto įmam po logaritminius reiškinius, sulyginam ir žiūrim, ką gaunam, sprendę lygtį. Šiuo atveju, aišku, būtinai mokytojai, kai matom logaritmą, kai matom šaknį, tai ar reikia ar nereikia, mes prašykime apibrėžimo srities. Tai kokia šitos lygties apibrėžimo sritis? Tai tokia, kokia yra logaritmo kairėje pusėje esančia logaritmo apibrėžimo sritis. 3x minus 7 turi būti didesnis už 0.
Ir kai išsprendžia logaritminę lygtį, visą laiką pratinkiam, kad patikrintų tą atsakymą įsistatydami į lygtį, į pradinę lygtį įsistatom ir žiūrim, ar lygybė teisinga. Taip? Galim pasitelkti ir skaičiuotuvą, jeigu kartais reikia, bet tokį uždavinį bandom išmokyti, čia dar turim šansų. Ne? Tai yra mes, mokytojai, turim šansų ir iš tikrųjų pasiekti tokį rezultatą kaip čia, kad čia 12%, tai čia be jūsų pastangų čia nieko nebūtų, bet mes kelkiam tikslą, kad būtų 90% tokio uždavinio. Na, panašus uždaviniai, kurie irgi buvo, na, kaip matom, ten pirmoji daly, praeitų metų užduoties pirmoji daly, dar reikėjo kažką padaryti. Tai yra, reikėjo pritaikyti logaritmų savybę. Taip? Pritaikom logaritmų savybę ir tada gaunam atsakymą. Bet kada yra pasirenkami atsakymai, aišku, antroji daly pasirenkamų nėra, galima bandyti įsistatinėti tos skaičiukus. Tai yra irgi toks būdas visai tinkamas, ypač kai sprendimo neprašo, aišku, antroji daly įsistatinėti čia nepavyks, nes nėra pasirenkamo atsakymo uždavinių. Na ir vėlgi uždavinys, kur gali tekti savybę logaritmų pritaikyti, tai yra 3 pagrindinės savybės, sumos, skirtumo ir kada yra logaritmas padaugintas iš kažkokio skaičiuko, kad tą skaičiuką užkeltumėm ant 16. Dar galima būtų pažaisti su stipresniais mokiniais tą dvejetuką perkeliant, pakoreguojant sąlygą į dešinę pusę, kad būtų tu logaritmas skaičiaus A pagrindu, kiek ten yra, aš nematau, 5 ar kiek. Tai yra ir tada tą lygtį spręsti. Tai turėtumėm A kvadratu lygu 16. Ir gautumėm, kad A lygu 4 arba minus 4, A kvadratu lygu 16. Prisimenam, kaip sprendė tokį uždavinį, bet skaičiukas minus 4 netinka, nes tai nėra apibrėžimo srities skaičiukas. Logaritmas minus 4 neturi prasmės. Taip kaip šaknis iš minus lyginio laipsnio šaknis iš neigiamo skaičiaus neturi prasmės, taip ir logaritmas iš neigiamo skaičiaus neturi prasmės. Neigiamo skaičiaus logaritmas neturi prasmės. Todėl jeigu tas dvejetuką perkelčiau į kitą pusę, tai atsakymas būtų tik tai 4. Taip? Ir aš šiuo atveju irgi pravartu tą padaryti su B kurso mokiniais, o nešnekant apie A kursą. Taip, panašus uždaviniai, kaip matom, 21 metais, gerokai sunkesnis uždavinukas. Taip? Yra jau jis gerokai sunkesnis ir kiek jį padarė kartu su A kursu, žiūrint, 50% mokinių. Gerokai per mažai. Taip, gerokai per mažai. Bet aišku, jeigu jis toks būtų B kursui dabar įdėtas, tai jis jau būtų pagrindinio lygio. Bet toks uždavinys irgi gali būti. 22 metų uždavinys koks buvo. Gaunam iš viso trupmeninę racionaliąją lygtį, bet irgi su raidelė B. Su A kursu kartu tik tai padarė 42%, 43%. Pravartu tokį uždavinį panagrinėti. Tai yra trupmeninė racionalioji lygtis, tik tai galbūt paprastesnė negu kurią čia mes gaunam. Čia dar reikia ir į logaritmo apibrėžimo sritį atsižvelgti. Taip? Paprastesnis atvejis, kur būtų tik tai trupmeninė racionalioji lygtis lygų nuliui, ne, ten skaitiklis, vardiklis ir lygų nuliui. Tai tokius uždavinius būtinai reikia spręsti. Būtinai. Tai yra per šį egzaminą galima mes tikėtis išspręsti tokį uždavinį, kur gaunama trupmeninė racionalioji lygtis. Taip, tai čia irgi yra kur padirbėti. Uždavinys, kuris savo statistiką išverčia iš koto, kai matom, kad prasilenkiančią tiesę stačiakampyje greta sienį arba klasėje, klasės kabinete žiūrėdami į briauną, nurodyti dar kokią nors briauną, kuri yra prasilenkianti su ta briauna, pasirodo, kad įmanoma tik 15% mokinių. Dabar kokie galėtų būti čia dar niuansai? Niuansai dar galėtų būti, kad vertėtų matyti ir įstrižaines, kurios čia nenupieštos. Taip? Vertėtų matyti lygiagrečias tiesas ir vertėtų matyti susikertančias tiesas, kurias generuoja, kubas, gali būti galbūt ir piramidė. Taip, gali būti ir piramidė kokia nors, bet su tokiu uždaviniu tai yra pravartu padirbėti, nes programoje yra tokia sritelė kaip stereometrija. Taip, stereometrija tai yra toks, kur nereikia skaičiavimų, o reikia tiesiog žinoti sąvokas. Kas tas prasilenkiančios tiesės, erdvės tiesės, tai šiuo atveju parodė, kad nelabai pavyksta tokių tikslų pasiekti,
bet su šitu verta padirbėti uždaviniu, jį dar modifikuojant, pavyzdžiui, prašant kampo tarp tiesių. Na, jeigu aš nubrėšiu kokią nors tiesę A1C, einančią per priešingas kubo viršūnės, tai koks bus kampas tarp tiesės A1C ir C1C. Verta ir tai panagrinėti. Koks kampas tarp tiesės AC ir CC1. Taip, kad čia 90 laipsnių. Tai yra ir taip toliau ir panašiai. Tai yra su šitu kubo modeliu, arba jeigu norim pasunkinti ir galim netgi skaičiukus paimti įvairius kubo, ne kubo, o stačiakampio gretasienio matmenis įvairius paimti, tai irgi pravartu padirbėti. Tai yra stačiakampis gretasienis ir kubas, skaičiuojant kampus tarp tiesių, tarp tiesės ir plokštumos, ten ir kas ten surašyta programa. Tai yra su tuo modeliuku padirbėti, pravartu padirbėti, tuo pačiu prisimenant kokią Pitagoro teoremą arba ten, kad ir sinusų teorema, kad ir kosinusų teorema, kurie buvo anksčiau mokyti. Ir jeigu kartais prireiks ir bus toks uždavinys tarp sunkesnių įdėtas, tai kad mokiniai galėtų padaryti. Na, aritmetinė progresija arba geometrinė progresija, tai tikėtis, kad nebus, tai naivu. Mes tikimės, kad bus, šiuo atveju uždavinys nesunkus, tai yra pagal sunkumą jisai buvo 4, kaip matom, bet padarė mokinių tikrai per mažai. Rasti pirmųjų 5 narių sumą, nu, tai 5 narius galima surašyti ir 5 narius galima sudėti. Taip, galima naudotis formulę. Tai mūsų tikslas, mokytojų tikslas, žinant, kad matom iš statistikos, kad per egzaminą galima ir be formulės įsisukti, parodom, kaip ir be formulės. Jie neturi turėti tokios baimės. Pirmiausia, supratimas turi būti, kad kaip aš čia randu ir kaip aš čia sudedu. Taip, kaip randu 2 narį, 3, 4, 5. Ir tada parodau, kaip su formulė. Jeigu bus narių labai daug, kai negalėsi sudėti, tai naudojamės formulę. Žinoma, būtų labai gerai, kad ir tuo būdu gebėtų rasti tą savo atsakymą. Tai yra to, ko reikia. Tai panašus uždaviniai, aišku, gali būti ne tik tai aritmetinė progresija, gali būti ir geometrinė progresija. Tik tai B kurse žinom, kad nėra nykstamosios geometrinės progresijos. Taip? A kurse dar yra nykstamoji. Na, uždavinys, kuris buvo 18 metų užduotyje, pažiūrėkite, pažymėtas raidelė B, bet jis yra iš tikrųjų labai ir labai sunkus uždavinys. Tai yra 18 metų užduotis, tai buvo kažkas baisaus, tai tie, kurie ten internete rėkauja dabar, tai tie tą užduotį ir padarė. Tai yra, kur gėrėsi, kaip jis viską moka, bet čia tas uždavinys būtent buvo to pagirūno. Kuris čia įdėjo, kad nemoka visi rengti užduočių, o jis moka, tai čia ta užduotis tokia buvo. Bet aš čia ne apie tai šneku, tas uždavinys yra vykęs, jisai gali būti, bet kartu su A kursu padarė 4/4 mokinių. Tai kažką rodo. Ar su mūsiškiais B kurso mokiniais pravartu pasižiūrėti? Galim pasižiūrėti, kodėlgi ne, tokį uždavinį. Dalis mokinių, ko gero, gali padaryti ir B kurso šitą uždavinį. Tas uždavinys, kuris buvo jau toks aukštesnių gebėjimų sričiai priskirtas uždavinys, tai buvo pirmoji daly B kurso užduotyje, tai yra praeitų metų. Ir tokį uždavinį, tai yra kartais tikrai pravartu jį panagrinėti, parodant, kad tai nėra baisu. Ar mokinys išspręs, tai čia kitas klausimas, bet parodant, kad tai nėra baisu, aišku, čia ant pirštų nesuskaičiuosi, čia reikės formulių, bet aš buvau giliai nustebęs, kad tiek daug mokinių jį padarė, 5%. Tai yra, ar dabar tokio mes galim tikėtis uždavinio šiemet, jeigu žinom, kad vis tiek 15% uždavinių turi būti aukštesniojo lygio, aukštesniojo lygmens uždavinių, tai kodėlgi ne? Tai yra toks uždavinys visiškai įmanomas, tai yra su geometrinė aritmetinė progresija, kuris būtų, vadinkime, sunkėlesnis. Tai tas darbas nepraeis veltui, matyt, gal ne šiemet, gal kitais ar dar kitais metais panašus uždaviniai tikrai gali atsikartoti, tai yra pasirodyti. Dar panašus uždaviniai, ką aš šneku, vėlgi apie 5% padaro tokio lygio uždavinį, tai kodėlgi jie gali neatsikartoti. Taip, uždavinys, kur tikrai nustebina rezultatai, 40% mokinių padaro tą uždavinį,
tai yra nežino, kad vietoj B įsistatome, kad taškas B, kur nurodytos dvi koordinatės, ką reiškia? Kad koordinatė X yra būtent ta pirmoji, koordinatė Y yra 0,5, įsistatom ir turim patikrinti, ar lygybė yra teisinga. Na, pirmą skaičiuotuvu galima patikrinti, bet antrą ir su pieštuku, tai yra skaičiuodami turim gebėti gauti. Tai yra verta tikrai tokio dalyko, kaip kad apskaičiuoti funkcijos reikšmę, kai duota x reikšmė, arba atvirkščiai, kai duota y reikšmė, apskaičiuoti x reikšmę, tai tikrai vertėtų padirbėti. Nu, ką aš daryčiau kaip mokytojas? Aš sakyčiau, apskaičiuok, kam lygu y, kai x lygu 375. Apskaičiuok, kam lygu x, kai y lygu 0,5. Taip, ir patikrink, čia jau pats lengviausias variantas, ar taškas priklauso funkcijos grafikui. Tai tikrai pravartu tokį uždavinį spręsti. Aišku, funkcijos formulė, tas grafikas gali būti ir kitoks. Tai yra, jisai gali būti logaritmas, gali būti sinusas, gali būti kosinusas, gali būti rodiklinė ten funkcija, taip, šaknies funkcija gali būti trečio laipsnio. Na, tai buvo vertas uždavinys, yra vertas uždavinys mūsų papildomo dėmesio. Nelygybės. Be nelygybių irgi neapsisuksime. Tai bus rodiklinė arba logaritminė nelygybė, pagrindinė nelygybė, kuri gali būti tai rodiklinė ir logaritminė. Net buvo patarimas, čia patarėme skaičių 2 parašyti laipsnį, kurio pagrindas. O pabandykime mokiniam patarti vietoj 3 parašyti laipsnį, kurio pagrindas 27. Kaip tada? Tada būtų 27 pakelta 1/3. Taip, ir tada kas tada vyktų, kaip mes tada spręstume. Parodyti tokį, ne? Parodyti tokį būdą. Na ir aišku, atkreipiam dėmesį, kad čia gali būti ne tik didesnis už vienetą skaičiukas laipsnio pagrindas, bet ir mažesnis už vienetą. Ką tada reikia nepamiršti? Nepamiršti apsukti ženklą. Ir gali būti atkreipti dėmesį šitoj vietoj su to uždaviniu dirbant, kad daugiau arba lygų, mažiau arba lygų. Išsprendžiam viską, visus įmanomus variantus, su to uždaviniu visais įmanomais būdais. Ne? Ir tada tikimės, kad kai gaus tokį uždavinį, kad jis jį padarys. Ir jau kryptingai prieš ruošdamiesi egzaminui dar kartą pakartojam tą. Ne, toks. Ar aišku, išsprendus reikia atsakymą užrašyti intervalu. Tai yra čia viena. Aš galbūt išsprendžiau, gavau jau ten tą paprasčiausią, bet reikia intervalą užrašyti. Na, šiuo atveju galbūt mokiniam reikia papildomų pastangų dar įdėti, dirbant su mokiniais. Na ir panašus uždaviniai, kurie buvo, kaip matom, jie ištisai yra, visokių pavidalų pateikiami, bet patys skaičiukai nėra sudėtingi. Na ir kaip sakiau, kaip minėjau, kad kažkokiu tai būdu trupmeninė racionalioji nelygybė, gali būti lygtis, gali būti nelygybė. Na, kaip ją sprendžiam, tai yra keli būdai. Na, pagrindiniai 2 būdai, arba gaunam 2 sistemas, skaitiklis, vardiklis didesnis, mažesnis už 0, arba intervalų metodą. Na, ir apibrėžimo srity verta aptarti šito reiškinio arba šitos nelygybės arba tokios lygties. Tai yra, kad vardiklis niekaip negali būti lygus -9. Taip, skaitiklis, kai bus 3, tai bus lygu 0. Ar 3 mums tinka? Ne, netinka. Bet jeigu būtų mažiau arba lygų, tai 3 tiktų ir kaip atsakymas tada atrodytų? Na, būtų laužtinis kliaustas. Laužtinis kliaustas. Tai tikrai pravartu šitus uždavinius išsinagrinėti, kaip matom, buvo ir panašus uždavinys ir pirmoje dalyje, tai ten buvo pasirenkami atsakymai ir viso labo, tik tai 33% pasirinko teisingai, o išsprendė viso labo, kryptingai išsprendė, mokėdami išspręsti, 11% mokinių. Na ir matom, tokie uždaviniai yra, vadinasi, ką sakau, darau kokią išvadą, kad dirbu ties tais. Na, kaip matom, ir bandomoji užduotį buvo toks uždavinys, tai panašus procentas įsprendus. Jeigu žiūrime į 11% ir 9,2%, tai yra tas pats skaičiukas praktiškai. Na, 13 uždavinys, kuris toks yra, mano galva atrodo gana pobaisiai, tas 13,1, tai yra, čia yra skaitinis reiškinys, kurio reikšmę reikia apskaičiuoti, jis yra su logaritmu. Žinoma, va šitą pagrindinę logaritminę tapatybę arba logaritmo apibrėžimą jau būtų gerai, kad mokiniai žinotų, kad čia lygu 4, būtų gerai, kad žinotų, kad skliaustuose pirmiausia atliekam veiksmus, taip, kad čia gausim logaritmas pagrindu 2 skaičiaus 5, pritaikę tą savybę,
Nu, ir paskui kažkokiu tai būdu parašyti atsakymą, žiūrėdami, ko čia iš mūsų nori visas šitas, ne, uždavinys. Nu, viso labo, net 35% mokinių buvo šaunuoliai ir šitą uždavinį padarė. Tai tikrai, nu, mane šiek tiek nustebino, kad nemažai mokinių padarė. Tai čia mokytojai, ko gero, ten, nežinau, vadovėliuose yra tokių baisesnių visokių uždavinių ir padirbėtas tais baisesniais uždaviniais, kurie, matyt, davė tokį rezultatą. Na, panašus uždaviniai, kad jie gali būti įvairiais pavydalais, kad nebijotų mokinys, va to skaičiaus 16 pakeltą laipsnio rodiklis toks. Susitvarkom su laipsnio rodikliu, o paskui kažką gaunam. Taip? Ir va tas, kad atsakymą pateikti tokią formą, tai jau tampa tradicija. Vietoj A, vietoj B reikia kartais rasti, vietoj A ir vietoj B. Na, kaip matom, tų uždavinių jų yra ir čia pravartu padirbėti. Ypač atkreipčiau dėmesį į 13.2 uždavinį, kaip čia gauti tą teisingą atsakymą. Laipsnio pagrindas 2, čia 4, čia 8. Nu, tai kokia pirma mintis, vietoj 4 rašom 2 kvadratu, vietoj 8 2 trečiuoju. Tada pritaikom savybę, o tada jau žiūrim, kas iš to gaunasi. Ne? Tai yra jau ten paskutinis žingsnis yra gana toksai komplikuotas, bet vėlgi galbūt gali padėti skaičiuotuvas. Skaičiuotuvą tikrai tegul mokiniai pasideda ant stalo, tikrai nedraudžiam naudotis paskutinėje klasėje ir kad tas atsakymo rezultatas, teisingas atsakymo rezultatas nebūtų toks menkas, kaip čia buvo bandomojo užduotį. Na, su kūgiu arba kitais erdviniais kūnais, tai yra kūgis, rutulys, ritinys, ne, kažkoks tai įmanomi variantai, tai patys paprasčiausi kūgis ir ritinys. Ritinys, ko gero, lengvesnis atvejis, bet žinoti, kas yra ašinis pjūvis, žinoti, kas yra aukštinės ir skersmens sudaromas trikampis kažkoks tai, kad mokiniai jį matytų. Na, iš tikrųjų, iš tuose uždaviniuose teks Pitagoro teoremą naudotis ir ją reikia prisiminti, ją reikia kartoti. Nesvarbu, kad jinai buvo ankstesnėse klasėse. Tai yra Pitagoro teoremą pakartojam. Ir čia daugiau kas su tuo susiję. Pavyzdžiui, galima paklausti, koks bus kampo dydis tarp sudaromosios. Tarkime, taip jau mandrai paklausti, tarp sudaromosios. O sudaromoji tai yra bet kokia atkarpa jungianti viršūnę su pagrindo tašku. Tai yra pagrindo apskritimo tašku. Tai yra koks kampas bus tarp sudaromosios ir skersmens, tarkim, šito AB. Tai yra arba tarp sudaromosios ir aukštinės. Tai yra galima ir tokius uždavinius spręsti. Taip, tai jie būtų sunkesni. Na ir aišku, čia ta visa raidelė pi. Kad vietoj pi nerašyk, kai neliepia. Kai vietoj pi rašyk 3,14 arba 3,1 arba 3, jeigu sąlygoje nurodyti, tik tada, kai yra nurodyti. Ir tada neprarasi ten tų taškų. Tai yra, čia šiuo atveju atsakymą pateikite su raidė pi. Na, kitas dalykas yra, ko prašo, tai yra tos formulės, kurios yra. Na, šiuo atveju reikėjo kūgio šoninio paviršiaus plotą. Nu, ir paprašom dar viso paviršiaus ploto apskaičiuoti. Taip? Gali būti tik šoninis paviršius, gali būti visas paviršius. Ir su tuo vienu uždaviniu mes padarom daugiau negu kad prašė konkretus uždavinys. Na ir kaip matom, bandomoji užduotį buvo panašus uždavinys ir kūgis. Trečioji dalyva dar yra tas nuspalvinto ašinio pjūvio plotą apskaičiuoti. Nu, tai viso labo 22 mokiniai apskaičiuoja ašinio pjūvio plotą. Taip, tai yra randa to trikampio. Galbūt gazdina tas, kad nežino, kas yra tas ašinis pjūvis, kad tai yra trikampis. Šiuo atveju jis aišku nuspalvintas, bet gal jį kartais gazdina mokinį. Ašinis pjūvis, taip, reikia su tuo padirbėti. Taip, tai yra reikia parodyti, paaiškinti, kad jis nebijotų tų sąvokų. Na, panašus uždaviniai, kaip matom, buvo ir ankstesniais metais. Tai yra čia nieko naujo čia nepasakysim. Na ir rutulys įdėtas, tai jau rutulio atvejis yra sudėtingesnis atvejis, tai yra, bet ir su rutuliu pravartu padirbėti. Ir kaip matom, atsakymas kažkoks tai šlykštukas gali būti 3 laipsnio šaknis į 75. Ir čia šiuo atveju kartais gali kilti noras bandyti, tarkim, iškelti kažką prieš akmenį. Ar būtinai? Jeigu sąlyga neprašo, nebūtinai. Na, tarkim, šičia būtų 125 pošakniai. Taip, tai nekultūringa parašyti 3 laipsnio šaknis į 125, bet geriau negu parašyti, kokią nors nesąmonę.
Tai yra, jeigu būtų ne 125, o būtų 500. 125 kart 4, jau tipo 5 šaknys, 3 laipsnio šaknys iš 4. Tai jeigu ten negeba iškelti, tai tegul rašo atsakymą jau tą, kur neiškelta ir nieko baisaus. Tai yra ypač, kada yra daugiau taškų, jeigu ir nuims vieną tašką, bet kiti tai liks. 25% padarė tą uždavinį, šaunuoliai mokiniai. Tai yra irgi padirbėjom su šitais uždaviniais, erdviniais kūdais padirbėjom. Kūgis, ritinys, tačiakampis, gretasėmis, kubas, įstrižainės skaičiuojam, kampus skaičiuojam, prasilenkiančias tiesas žiūrim, paviršiaus plotus, pagrindo plotus, skaičiuojam, tokius dalykus skaičiuojam. Uždavinys, kur sako, įsivesk X, pasižymėk X, jis rengėjams atrodė nesunkus, o pasirodė, kad sunku. Tai yra, taip galima spėti. Tai yra 4,2%, tik tai tą gauna formulytę tą tokią. Čia aišku X, 2X ir tada ką su to 36 daryti, tai galima tokį dalyką pasiekti, kad jisai ir x turėdamas parašys 2x ir parašys 36 minus x minus 2x, o tai jau minus 3x, sudaugins ir gaus tenai teisingą atsakymą. Pravartu padirbėti, bet šitas uždavinys nustebino savo neįsprendžiamumu. Sakykime taip, mes galvojam, tai yra užduoties rengėjai galvojo matyt, kad tai yra pakankamai lengvas uždavinys, o iš tikrųjų tai pasirodė tikrai sunkus uždavinys. Bet jisai įmanomas. Yra mokytojams įmanomas su tokio tipo uždaviniu padirbėti. Išvestinės. Išvestinės iš tokio reiškinio, kuris čia duotas, tai yra tokios išvestinės praleisti negalima. Tai yra taško praradimas. Ką reiškia praleisti negalima? Čia yra darbščiųjų rankų būrelis, nieko aš čia nesuprantu, darau pagal formulę. Tai pagal taisyklę kažkokią tai, bet skaičiavimai nesudėtingi, skaičiuotuvas čia nepadės, bet padirbėti ir gauti rezultatą su šitu uždaviniu. Ir dar labai pravartu, jeigu tu pirmo nepadarei punkto, tai antrą gali padaryti. Žiūrėk antrą, trečią punktą, kad nepraleistų mokiniai įsigandę, sakykime, pirmo punkto, gal tu visiškai ramiai padarysi ir kitus punktus. Šiuo atveju, kaip matot, rezultatas visai padorus, bet galėtų būti ir 60% matyti. Tai yra išvestinė, ten rasti polinomo išvestinę, trinario, dvinario, čia dar ir pliko skaičiuko nebuvo, dar galėtų būti plus 5, padirbėti su tom išvestinėm. Pasiimo ir padirbėjo. Tai yra prieš egzaminą būtinai dar prisimenu. Kaip matom, būna ir uždaviniai, kurie ir kitaip suformuluoti. Pavyzdžiui, duota tokia funkcija, parodykite, kad išvestinė yra tokia. Kaip tą išvestinę rasti? Pirmas patarimas, atskliauskime, kad nereikėtų ten jokių sandaugos išvestinių, kažkokių ieškoti. Atskleidžiam, tada ieškom išvestinės. Bet jau čia aukštesnio lygio uždavinys, aišku. Ir labai nustebina, kai sako, tik 8 taškai. Tik tai 11% įsprendžia, kai sako, parodykite, kad dėžutės turi didžiausias KX lygio 8. Nustebina, nenustebina, bet realijos tokios, kad tų tokių faktų, kurie yra labiau moksliški, tai B kurso mokiniai negeba matyti, nors juos reikia tuos faktus ne tik žinoti, bet ir pritaikyti. Bet ar pravartu su to padirbėti? Ko gero neišsisuksime, be kada išvestinė lygi 0. Taip. Tai yra taikymo uždavinys. Turiu klausimą dėl išvestinės. Kaip? Turiu klausimą dėl išvestinės. Taip. Ieškom kritinių taškų, randam išvestinę ir gaunasi kvadratinės trinaris, kaip pavyzdys, ar ne? Taip. Ir tada ieškant kritinių taškų, mums reikia surasti per diskriminantą x1, x2. Dabar, mano didžioji dalis įsigijau protingus skaičiuotuvus, į kuriuos įvedus kvadratinę lygtį, jie iš karto gauna x1, x2. Kas bus, jeigu jie tiesiog užsirašys kvadratinės trinaris lygų 0 ir parašys x1 lygų ten 5? Aš taip įtariu, kad praras tašką, bet vieną. Aš neku čia būtent 12-okai. Jo, tai būtent, bet kadangi čia tikrina sprendimą šito uždavinio, jeigu tikrintų tik atsakymą, taip? Tada čia ką mokiniai daro, tai tą išmokyti, ką jūs sako, tai čia būtiniausi. Su tuo skaičiuotuvu, kad rasti tuos kritinius taškus, kaip jūs sako, taip? Bet kadangi čia sako, parodyk, tai reikia sprendimo. Tai vieną taškelį greičiausiai pagal instrukciją praras, bet jis nepraras visų.
Nes jisai žinojo. Nes aš devintokus griežtai reikalauju, kad būtų diskriminantas, nors devintokam, dešimtokam, sakykime taip. O vat mano dvyliktokai, tai sako, skaičiuotuvas skaičiuoja, kam mums tas Ne, diskriminantas. tai matot, netikrina, jeigu tik diskriminanto jis neparašys, ne? Tai ko gero Jisai parašys, neprarastas. kad kvadratinės trinneris lygus 0 ir tada parašys x1 lygus, ten, Vienas sakykime, x2 vienam jis gali skaičiui, neprarasti taškų. Tai yra, aš pavyzdžiui, nenuimčiau taškų, nes tai yra ankstesnių klasių kursas. Tai nėra 11-12 klasės kursas, taip? Tai yra, aš negaliu čia prarasti taškų iš esmės, taip? Bet jis gali prarasti, tai, nu, jeigu jis ten neužrašys toliau sprendimo kažkokio. Tai... Ne, tai toliau viskas aišku, mes tenai maksimus, minimus ir taip toliau. Bet aš supratau, dabar jūsų klausimą, tai yra, ar aš privalau rodyti kvadratinės lygties sprendinių radimą? Ne, neprivalau pagal mane. Ne, neprivalau. Tai yra, nes tai yra ankstesnės klasės kursas, aš gal mintinai radau, taip? Ta, kas man draudžia. Supratau, nes va šitą vietą mes su vaikais susikirtom, aš bandžiau reikalauti, sakė, kad, o tai sako, tai ką mes pirkom brangų skaičiuotuvą? Tai jie gudrus, aišku. Taip, nu kaip jūsų aišku, matot, nutiks kartais taip, kad gali jam prireikti skaičiuoti, bet 11-12 klasėje tai yra už tai, kad tu gebi spręsti kvadratinę lygtį, tu taškų negausi. Taip, tai yra nu, toks jau kaip ir, nes tai nėra 11-12 klasės tematika. Tai, sakykime taip, sutarėm šitaip, jeigu mokiniai daro, tai jūs taip galit pamokų metu pusę taško nuimti, ne? Nes yra ir kitų dalykų, kada ieško sprendinių neskaičiuotuvų, o spręsdami, tai yra teigiamų dalykų. Tai, bet aš manau, kad būtų neteisinga per egzaminą nuimti taškus už tai, kad mokiniai kvadratinės lygties sprendimo neparodė. Atsakiau turbūt į klausimą, taip? Bet čia mano požiūrė, tai yra visą laiką, aišku, yra ta vertinimo instrukcija ir vertinimo kažkokios tradicijos, tai čia, aišku, galima apeliuoti tokiu atveju. Taip, jeigu jūs matot, mokinys gali apeliuoti. Nes aš jam bandžiau įrodyti, kad reikia diskriminantų dodama tuos atvejus, kai yra kvadratinis trineris ir jau mes suskaičiavę diskriminantą, gaunam diskriminantą neigiamą. Aha. Ir tada su skaičiuotuvu ten jam atsitinka nelaimės. Atsitinka, taip. Kartais skaičiuotuvas gali pakišti koją, taip. Tai va, tai tokiu atveju aš bandau morališkai juos priversti, kad reikia, bet jie sakė, jau kai nesuskaičiuos, tada imsimės popierinio varianto. Ir jūs sakykite, ir tu šaunuolis. Gerai, ačiū. Raskit santykį su mokiniais, pyktis tikrai neverta, ne? Taip, 16 uždavinys, data funkcija ir sako, parodyk, kad lygu, ne, tai yra trigonometrinio reiškinio pertvarkymas. Ar būtinai bus? Aš manau, kad kažkuria prasme turėtų būti šitame egzamine trigonometrinis reiškinys, kurį reikia pertvarkyti. Formulių nėra daug, taip, bet, kaip matom, čia vienos kokios tai formulės neužtenka. Ten gaunu kažką, tai pritaikau, iškeliu prieš skliaustus, turiu galutinį rezultatą gauti, tai pravartu pamokyti, ypač kai yra čia šiuo atveju 2 taškai, ne, nu, tai bent jau 1 tašką gausi. Nieko nepradėdamas daryti, tu prarasi abu 2 taškus, taip šiuo atveju. Tai čia kažkiek tai jis padarys, nu, gaus 1 tašką, nu, tai dėl to pravartu, taip. Na ir išspręsti lygtį, jau tokią lygtį, minus 2 kosinus x lygu minus 1, kai dar jinai neužrašyta, nu, pasiryški mokytojai, kad mes turim išmokyti. Ja, tikslą tokį kelti. Nu, šiuo atveju, kas pakišt koją labai gali, kad nurodykite sprendinius priklausančius intervalui, na, nurodyti reikia irgi gebėti atsirinkti, tai yra su šita pavargti verta, ne? Tai yra verta pavargti, keliais būdais galbūt, pasakyti, kad tai vaikai yra lengva, darom, 3 taškai nesimėto pakeliui. Tai yra pavargstam sinus x lygu, kosinus x lygu, ten tiem skaičiukam, su formulėm, be formulių galbūt kartais, toks, nu, gali būti sprendimas, kiek sprendinių turi lygtis, tai yra, kaip matom, sinusas, kosinusas pasitaiko. Ar tangentas pasitaiko? Tai tangentas, kaip matom, rečiau. Taip, kur žiūrim, kas čia sudėta, rečiau. Bet, pavyzdžiui, pasižiūrėkim, kokia buvo 2019 metų užduotis. Nugi baisiausia. Ir B kursas, tinkamas B kursui. Kiek padarė? Su A kurso kartu 28%. Taip? O kodėl mums tokios užduoties neišspręs su mokiniais B kurso? Ne? Kodėl mums neišspręs? Su A kursu tai būtiniausiai tokia išsprendžia.
Tai yra, kuri buvo 2019 metais, ne taip senai. Taip, pakrikštyti dar B kursų. 17 uždavinys su tikimybėm, tai yra su tikimybėm privalu kažką tai gebėti padaryti, na, tarkim, 17.1 uždavinį turi padaryti 100% mokinių. Tai yra mokėsi nuo pirmos klasės, vadinkim, tais tam tikimybėm žaidė, na ir priešingo įvykio tikimybė dėja apskaičiuoja čiučiu daugiau kaip trečdalis. Nu, tikrai mažoka. Taip, ten, kur ten prasideda visokios išvedžionės jau, ten didesnis, mažesnis tam tikimybėm, na tai maty galas, taip, tai čia jų tų uždavinių visokių yra, bet jau tą įvykis ir jam priešingo įvykio tikimybę rasti, tai jau tikrai verta, tikrai verta. Matom, čia tų uždavinių yra daugoka, net 0,2 procentai padarom, tai ką mes čia vargsim su šitų uždavinių, tai čia varg kiek nori, vis tiek jo nepadarysim. Ne? Tai galbūt šitą aukojam, bet va, tų pirmųjų, tų lengvesnių uždavinių neaukojam. Tai yra tokia, priimam saliamonišką tokį sprendimą, nu jei negali, tai kam man vargti, aš neturiu ką veikti, geriau apibrėžimo sritį suskaičiuosiu. Na ir uždavinys, kuris ten kažkokie tai pušės miške kažkas kažkur ten gyveno, na ar verta su tokiu uždaviniu? Be abejo verta. Be abejo verta. Įdarbinam ir pasodinam, tol sprendžiam, kol išmokstam tokį uždavinį spręsti. Tekstinis uždavinys kažkas tai tokio, arba su procentais, arba su sudėtiniais procentais, arba su padidėjimu kiek tuo pačiu skaičiumi kartų, tai yra tikrai pravartu jį pakankinti. Žymiai pravarčiau negu kad tą tikimybę, kur jau ten 0,2 procentai padaro. Na, liestinė ir grafikas, kad jo nebijotų, kad matytų x-1, kaip atrodo grafikas, galbūt pažaisti netgi su ta liestinė daugiau negu kad čia yra. Na, kad padarys labai daug, tikėtis tikrai neverta, bet 5 procentai padarys. Nu, tie patys 5 procentai matyti, kur padarė ten ankstesnius, sunkesnius uždavinius. Tai yra, bet kas yra liestinė, kas kaip atrodo grafikas, tas kas krypties koeficientas koks, kaip jis apskaičiuojamas, tai galima pasiekti matyti 10 procentų. Galima pasiekti 10 procentų. Na ir tokie uždaviniai, kurie jau atseit sunkesni yra, na, tai iš tų visų erdvinių kūnų, tai kas būtų? Trikampė piramidė. Trikampė piramidė ir jinai, aišku, gali būti stačioji arba kokia nors taisyklingoji, pagrindas gali būti trikampis, koks nors lygiakraštis, sakykime taip, arba pagrindas galėtų būti kvadratas, arba pagrindas galėtų būti, pavyzdžiui, taisyklingasis šešiakampis. Ir su tuo, nu, iš tikrųjų galima kažką nuveikti, kad tie mokiniai, nu, negautų taip apskritai nulių. Kaip matom, tie 7,2 procento, ką tai reiškia, kad prie tų, vat, kur padarė 5,8, dar čia savo taškų susirinko ir dar kiti mokiniai, ne tik tie patys geriausi, pavadinkime. Plius gali gauti 1 tašką. Tai yra pravartu. Tie erdviniai kūnai, va šitus, kuriuos aš čia rodau, kuriuos čia mes matom, tikrai pravartu panagrinėti. Čia nėra kažkoks tai kosmosas ir taškų gali užsidirbti. Na, o tie uždaviniai, kurie buvo anksčiau, na, tai žinoma irgi galima pasižiūrėti, galima juos įspręsti. Nu, mane, pavyzdžiui, stebina, skaičiuokite, tetraedro viso paviršiaus ploto rezultatai, 80 procentų, bet čia aišku su A kursu. Čia kažkokie kiti uždaviniai buvo, kur irgi verta pasižiūrėti, kas čia buvo ir kaip čia galima būtų tokį uždavinį spręsti, jeigu kartais mums pasitaikys. Bet tai čia yra sunkesnis atvejis. Tai va tiek būtų mokytojai.